7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos geroviai. Teko tokia skambi pergalė užbaigiant metus. Kokios tos emocijos įsivežant prieš Eurolygos lyderius pergalę? Labai geras emocijos. Nežinau, tai ta pirma pusė irgi jau parodė, kad mes tikrai galim žaisti su aukščiausio lygio komanda, su tiek talento turinčia komanda ir manau tas neblogai gavosi, dar treneris sudėjo kelis akcentus per ilgąją pertrauką, išėjom, visi užsivedė, kad pradedam nuo gynybos, duodam kontaktą, laikome savo taisyklių. Pavyzdžiui, kad lipam ant tų žaidėjų, duodam jiem labiau verštis, nes tikrai labai gerai šiaip apskritai meta tritaškius komanda, tai nežinau, ir išlikom kantrus, kai pabėgom apie 10-12 taškų, nesugriuvom, kaip mums yra įprasta, nežinau, išlaikėm kantrybę, tiek Sisko, tiek Nigelas tikrai padarė didelį darbą išsivarant kamuolį be klaidų ir jo, bet manau gynyba laimėjo, nes paskui atsivėrė puolimas, matėt, visi vos nepataiko tas tritaškius, tai labai smagu. Rungtynių pradžioj Wainwrightas sumetė tos 2 tritaškius, kuris meta po 28% ir atrodo, kad dar užtruko pristaikyti prie jų kūnų, nes atrodo ir Malcolmas lipo ant žaidėjų. Užtruko laiko prie to fiziškumo, prie jų atletiškumo, prie jų dydžio galų gale pristaikyti. Tai tokia rizika, viena iš rizikų buvo ta Wainwrightą. Truputį su pagalba, bet įmetė vis tiek nelaimės varžybą, jeigu jis tik pataikys, bet kūnai jo, tai fiziški kūnai dar yra kur dirbti. Jeigu apie tą patį žmogų kalbam, tai matėt patys jo sudėjimą, tikrai labai gerai gynas, greitos rankos, labai sunku buvo aišku, bet paskui, nežinau, gal sudavėm patys tą kontaktą pirmie antroj pusėje ir jie kažkaip jau, nežinau, matys gal iš veidų, kad toks, davai duodam iš žaidėjam, tegul jie uždaro, bet kažkaip labai džiaugiuosi, kad davėm kontaktą pirmie ir tas, manau, buvo vienas raktų į pergalę. Pačiam vėl solidžios rungtynės, kaip tvirtai jautiesi Virgio prie tų kūnų jau einant pirmam sezonui Eurolygoje į vidurį, visiškai vidurys, kaip tu pats jautiesi ir šitas užtikrintumas, kiek jis yra užsiformavęs, kiek užtikrinti jautus? Jeigu be to tritaškio, tai labiau užtikrinti. Bet ten jisai jau šoko į mane, aš dar aukščiau pašokau, tai taip ir gavosi. Bet tai labai priklauso nuo komandų, prieš ką žaidžiam. Būna labai tvirtų dėdžių ateina, o būna kur gali pirmas duoti jam ir tada jauties gal stipresnis. Tai ką, žinau, ateinu pasižiūriu tą skautingą, biškį video klipų, kaip jie žaidžia ir panašiai. Tai čia kalbu apie savo poziciją žaidėjus, bet būna paskui kokį 5 dengiau, tai dar sunkiau. Tai čia manau nuo komandų, bet šiaip, nežinau, pats aplamai, kad išeit ir bijočiau kažko, tai taip nėra. Taip, užsiminė, kad tai taškiai atrodo taip užtikrintai, net nebijojai, ten mes ir ataką gynėjasi, bet kas ten skersvėjais papatė, kad taip jau numatė. Jo, tai jisai, aš kadangi esu kairė rankis ir jie ėjo dviese ant Sisko, man atrodo, ir man numetė ant kem 5 ir aš išsišoku su kairė mesto, jisai man pareina iš kairės, tai aš gal bijau, nežinau, kad gausiu stogą, tai aš dar aukščiau pakėliau savo trajektoriją ir jau taip gavosi. Kiek Žalgiris būna, kad toks kai Nigelis yra toks, ne? Matom jo ir tie prasiveržimai ir ta galbūt ramybė įnešta, ne? Kūryba kitiems. Kiek toks Žalgiris yra, kiek yra didžiulė? Labai gerai. Taip pat jūs matėt, kai, nežinau, tikrai su agresyviai nuo jie gynybą nedavė lengvai priimti kamuolio, tai Nigelis ramiai atsivarė, susimetė savo tuos vidutinius. Tai tik parodo, koks jis yra, nežinau, patyręs profesionalus krepšininkas, niekur neskuba, išnaudoja jis išnaudoja kiekvieną atakos sekundę, matėm gal 2-3 kartų įmetė, kai jau baigės laikas, tai man kaip žaidėjai, kaip dideliam tokį žaidėją labai gerai turėtų. Kaip pirmas sezono ratą galime vertinti 11-8?
turint omeny pergalės ir pralaimėjimus pirmus pergalės sezono ratas? Manau gerai, nes daugiau laimėjom nei gavom. Tai nežinau, aš čia naujas, nežinau, kas yra blogai čia. Neatsimenu tikslų realiai, blemba vardino valdžia tikslus, bet neatsimenu. Nežinau, einu į kiekvienas varžybas laimėti. Šį ratą gavus daugiau laimėti. Tai manau gerai.